Labdiena, čia šiandien kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien noriu pakalbėti biškį apie ketvirtą skyrių krepšinio taisyklių. Šaliko pavidalo kalvos juostų nešioti draudžiama. Kalvos juosta neturi būti surišama ar susiekiama. Kalvos juosta turi būti aplink galvą, neužtengti nei akių, nei nosies, nei burnos. Ir turi būti vienodos vientisos spalvos. Jeigu tu nešioji raudoną kalvos juostą, tai ir tavo komandos draugas turi nešioti raudoną kalvos juostą arba raudoną rankos riešo juostą. Arba kitokių priedų, irgi raudonos spalvos. Bet aš kalbu tik tai apie svarbiausias rungtynes. Ten oficialias rungtynes, FIFA čempionų lyga, ten Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, olimpiada, LKL, nacionalinė krepšinio lyga ir regiono krepšinio lyga turi biškį kitokių niuansų. Ir dar norėjau biškį pakalbėti apie, kad namų komanda turi nešioti šviesią aprangą, geriausiai baltą, o svečių komanda turi nešioti tamsią aprangą, geriausiai juodos spalvos. Bet prieš rungtynes komandos gali tarpusavy susitarti, kad namų komanda nešiotų tamsią aprangą, o svečių komanda nešiotų šviesią aprangą, kaip jie patys sau nori. Šiandien tik biškį norėjau apie šią temą pakalbėti. Viso iki susitikimo.